priklauso nuo to, koks yra vidus žmogaus, kaip jisai tuos santykius ir santuoką vertina, kaip jisai vertina tą kitą žmogų, o ne ar jie žiedus nešioja ar nenešioja. Čia yra toks, žinot, kaip, tos vestuvės, toks kaip spektaklis visiems pasirodyti. Ir aplamai vestuvės tai yra jaunavedžių parodimas, kad jie yra pora prieš visuomenę. Ir jie įsipareigoja teisiškai, nuo santuokos įregistravimo prasideda teisinė atsakomybė vienas kitam. Pavyzdžiui, ten turtą perkat kartu, tada jeigu per skyrybas dalinsitės ir taip toliau. Va šitie dalykai atitinka. O daugiau tengi nei meilės nepridėsi, nei pagarbos, nei nieko. Čia jau visiškai kiti dalykai. O mes dažnai iškeliam patį vestuvės faktą į viršų, kad va, mes tuokėmės, va, fainai. O kaip mes kartu esam? Va, čia klausimas yra. Čia juk yra svarbiausia. Aš nesakau, kad tuoktis nereikia. Aš manyčiau, tuoktis reikia. Šiaip mano požiūriu, kadangi daugelis žmonių yra tiesiog nesąmoningi ir jie negali be atsakomybės tos teisinės, tiesiog jie neprisiima atsakomybės. Tada priimama nors šitaip atsakomybė yra, pavyzdžiui, ne, tėvų prieš vaikus ir panašiai. Tai tuoktis reiktų, bet manau, kad nereiktų į tą procesą įdėti tiek daug lūkesčių ir to džiaugsmo tokio.